Kiekvienais metais tuo pačiu metu aš išeinu į gatves ir stebiu žmones. Stebiu skubančius, einančius iš lėto. Stebiu besišypsančius, linksmai legenančius karčių balsų vaikus, liūdnus ir susikaupusius praeivius. Tai didelių, kai kam kaip nereikšmingų švenčių metas, kai kas papuošia savo namus, aplinkinius ir savo sielas kalėdinė dvasia, o kai kas tiesiog įsijaučia į tą beprotišką maratoną ir ieško dovanų artimiesiems, giminėms, vaikams. Kai kam tai tik eilinė šventė, bet ne man. Man tai kažkas tokio, žodžiais nenusakomo ir kiekvienais metais vis kitaip. Aš manau, kad mano kalėdų dvasia kiekvieną kartą skirtinga. Ji nei karto nebuvo tokia pati. Svajoju, tegul tai ir lieka svajonė. Šiandien ten noriu apkabinti su šypsena kiekvieną, kuris mane mažiau ar daugiau pažįsta, o gal ir svetimą, kuris nėra manęs net matęs, kad tik jam būtų geriau, kad būtų geriau visiems. Ačiū draugams ir pažįstamiems, kolegoms, visiems, kurie važiavote su manimi viename gyvenimo traukinio vagone, kurie išlipote, kai kurie įlipote vėlesniuose sustojimuose, bet esu dėkingas visiems, nes be jūsų nebūčiau per šias šventes toks, koks esu dabar. Noriu padovanoti nepaprastą dovaną artimiesiems, bet ji tokia, juk jos negalima išsakyti žodžiais, negalima paliesti ar apčiuopti, ji mano širdyje, giliai, giliai. Ir tik tas, kuris mane supranta, paguodžia kai reikia, galės ją rasti ir išvynioti, tikiuosi ir nusišypsoti kartu su manimi. Ačiū sesutėms, be kuriuo aš nebūčiau toks mylimas, nes buvau vienintelis. Mama, ačiū tau, kad galiu sutikti dar vieną šventes. Tai turbūt didžiausia dovana, kurią man įteikė gyvenime, nors jį įteikta ir ne per kalėdas, bet tu man padovanojai gyvenimą. Ramių kūčių ir linksmų kalėdų, bičiuliai.